Thank you, Mr. President. Dear leftists, I'm very happy to take part in this debate about democracy in Europe. So let me give you some example of very major democracy in Poland, over 1,000 years of tradition of Polish nation. Polish nation rejected you, dear leftists, 8 times. 8 times in a row you have lost elections in Poland. So get used to it, because you're going to lose again. That's number one. Let me give you some data about Poland and Polish democracy. The lowest unemployment in European Union is Poland. The highest GDP after COVID in European Union is Poland. One of the lowest debts in European Union is Poland. So don't give us this rubbish about the need of educated immigration, as we heard yesterday. We don't need your doctors, we don't need your engineers. Take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there's zero terrorist attacks in Poland. Why? Because there's no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me these arguments about the populism, because this is a fact. This is your data from Eurostat. So we don't need your engineers, we don't need your doctors. Take them. Do not teach us, do not teach us about democracy, because we know what the democracy is. So learn from Poland, be like Poland. Thank you very much. Oslas kurortas, Vilnius jėga. Katinas murkia, klausosi Lietuva. Sveiki visi, šiandien vėl bus žinių laida iš Norvegijos apie įvykius, kurie vyko Norvegijoje, apie tai, ką rašė norvegai apie savo kaimynus ir apie kitas šalis pasaulyje. Tai pradėkime nuo Švedijos karalystės. Ten toliau vyksta, toksai lengvas karas, taip pavadinkim. Tai pirma naujiena yra apie tai, kad kažkas padegė mečetę Švedijoje, panašu, kad jinai buvo padegta. Sprogimas Linköpinge. Tada dar viena naujiena, kad susišaudimas bute Upsaloj. Tada dar viena naujiena, čia jau norvegų būsimas Oslo meras sako, kad reikia kažką daryti, dar neaišku ką. Kad nebūtų Norvegijoje tokia pati situacija, kaip Švedijoje dabar yra su nusikalstamumu, tai šią pamastymą visų kitų, palinkėkime jiems sėkmės. Toliau Švedijoje sprogimas prie Stokholmo, reiškia namų kvartale. Tada 60-metis vyras rastas, pašautas ar nušautas čia? Nušautas prie vilos Åkersberge į šiaurę nuo Stokholmo. Tada smurto banga Švedijoje, reiškia toliau, kad rašoma 9 žmonės nušauti Švedijoje vien tik teisę rugsėjo mėnesį. Tada Švedijos ministras pirmininkas sako, kad nė viena pasaulio valstybė nesusiduria dabar su tokiom problemom kaip Švedija, supras, kad labai ten viskas baisu dabar yra. Tada dar vienas sprogimas reiškia Upsaloj. Tada keli sprogimai Švedijoje ir susijęs su reiškia mafija, tai vėl čia antradienį ryte reiškia sprogo tas anas. Tada teisingumo ministrė Norvegijos išvažiavo į Švediją tam, kad pasimokyti iš švedų, pasisemti patirties, kaip kovoti su tokiais dalykais, jeigu netyčia kažkas panašaus vyktų Norvegijos karalystėje. Nežinau, ko jinai ten pasimokys, nes kol kas švedai tik teisę dėjuoja, taip sakykime, ir nieko nedaro. Vaikas rastas nužudytas Švedijos viešbutyje, vienas žmogus suimtas, tai čia prie to pačio, kaip sakyt. 9 žmonės buvo Švedijoje nužudyti per 15 dienų. Tai va, čia viską, kaip sakyt, susumavus, tai va toksai rezultatas kol kas yra. Kaimynai, kurie gyvena, reiškia, toj Upsaloj, tai sako, kad panašu, kad mes gyvename kaip kare, supras, kaip karo situacija, sproginėja, šaudo ten viskas, šiaip visai nejuokinga. 2 nušauti Skudliosninger, ką tas reiškia, nušauti
2 šūviai per kelias valandas, 2 žuvusieji. Nu, vienu žodžiu, 2 žmonės per 2 valandas nušauti Švedijoje toliau. Švedija dvigubina baudas, reiškia, nu, ne baudas, o kalėjimo laiką, daugiau metų dvigubai duos tiems žmonėms, kurie, reiškia, naudoja nelegaliai ginklus arba sprogmenis. Ne tai, kad tai labai padėtų, tai, kaip sakyt, nu, okei. Nu ir vat panašu, kad ginkluotusios pajėgos rems policiją ir čia sako, kad valstybė yra atsakinga už tai, kad šalis būtų saugi, tačiau kiti veikėjai turi padėti, jis sustiprino policijos ir ginkluotų pajėgų bendradarbiavimą. Lygtais, kiek aš supratau, kariuomenė turėtų padėti policijai, bet dar aš taip ir nesu tikras, kad tikrai tai bus, nes viena partija sako, kad reikia padėti, o kita sako, kad nereikia kariuomenės kišti tą reikalą. Tai žiūrėsim, kaip bus. Toliau norvegiškos naujienos. Norvegija dovanoja 76 karinės transporto priemonės Šiaurės Makedonijai. Ministras pirmininkas pažadėjo 350 milijonų kronų raudonajam Norvegijos kryžiui. Tokia viena dar dovana. Tada Norvegija duos 650 milijonų kronų humanitariniai paramai Ukrainai per jungtinės tautas. Labai gerai. Ir tada norvegiški, kaip sakyti, kiti reikalai. Norvegai atsisako maisto kartais periodiškai dėl to, kad neturi pinigų. Tai vat sako, mes kartais praleidžiam kažkokį tai maisto priėmimą. Taip sakykime, vietoj 3 kartų per dieną valgom 2 kartus, nes neturim pinigų, nes reikia duoti Ukrainai. Tada šita moteris 42 metų sako, kad jinai naudoja šildymą namie tik tada, kai pas ją lankosi jos vaikai. Tai čia, kaip sakyti, irgi slava Uhani. Vat, Norvegija duoda šalims kitoms, o norvegams irgi duoda, bet nedaug. Naujas toksai tyrimas atliktas, kad Norvegijoje didėja atotrūkis tarp biednų ir turtingų žmonių, kas yra labai gerai turtingiam žmonėm, aišku. Vyriausybė Norvegijos duoda 15 milijardų Norvegijos kronų visai žaliai tai psichozei, kuri panašu, kad jau baigėsi pasaulyje, nes pavyzdžiui, kai vokiečiai uždarė paskutinę savo 6 berods atominę elektrinę, tai vat Kinų demokratijos Respublikos demokratiški vadovai pasakė, kad statys ar 30 ar 34 naujus atominius branduolinius reaktorius. Tai vat, kaip sakyt, nu, yra kam patinka, ar ne? Čia taip toks straipsnis, kaip tasai pavadinimas, mažiau jaunų žmonių darosi vėlyvus abortus. Nežinau, ką tai reiškia, bet mažiau jaunų žmonių darosi vėlyvus abortus. Nu, turbūt, kad gerai, nežinau. Mokesčių agentūra, tai pavadinkim, sako, kad skolų išieškojimo įmonių pajamos pirmąjį pusmetį padidėjo 7%. Tai vat daugiau išieškoma skolų, nes žmonės susiduria su naujom finansiniam problemom. Vyriausybė nori padaryti taip, kad gydymo įstaigos turėtų geresnį, laisvesnį, greitesnį prieimą prie žmogaus sveikatos istorijos, taip sakykime. Nu, aš suprantu, kad čia yra gerai, kad galėtų žmogų gydyti. Čia, nu, teigiamas toks dalykas turėtų būti. Atšaukiamas yra tas toks nurodymas Osle ir Berume virinti geriamą vandenį dėl šito ekoli bakterijų. Tai dabar viskas gerai, jo virinti nereikia, galima gerti iš krano. Bergene metro, tarp kitko vadinamas Bibanas. Bibanas, Skvernelis šiaip Bibanas, bet nu nesmė. Tai va, buvo, reiškia, 20-metis jaunas vaikinukas, reiškia, mėtė žmonės iš to Bibano, iš tramvajaus, nes jisai buvo apsimetęs, nu, tokių apsaugininkų. Neįsivaizduoju, kas čia per biznis tame yra, bet vienu žodžiu, apsirengęs ten striukę kažkokia buvo, kelnes ryškės ir visus mėtė iš traukinio to, reiškia, nu, toks kaip žaidimas. 100 000 kronų gavo laivų įmonė, nes Svalbarge priplaukė per arti, nu iš vis ten plauk negalima buvo, jie priplaukė su pripučiamom valtim ten iš laivo išsilaipino, kad parodyti baltus tos jūros, ne jūros, baltas meškas, kad parodyti. Bet taip kaip ten yra draustinis, negalima to daryti, tai vat, meškas parodė, gavo 100 000 kronų baudą ir toliau, reiškia, viskas ok. Diurekas vėl su Marta atšventė 52 savo gimtadienį penktadienį, bet Diureko nebuvo, jisai kažkur buvo išvažiavęs, tai ta proga jisai atsiuntė jai sveikinimą ir tokią dainą. Ir galim paklausyti dainą, kaip daina groja, kur tas garsas,
Garsas išjungtas, nu gerai, įjungiam garsą ir paklausom dainos Diuriko. Diuriko daina. И за что, суки, замочили? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй. Na, žodžiu, tokia graži dainelė, viskas ok. Los Andžele, nu čia toks, kaip sakyti, pamastymui. Los Andžele konkrečiai apie milijonas, nu gerai, daugiau negu milijonas namų ūkių turi problemų su maistu, kitaip sakant, neturi ką valgyti. Nu dar dainelę paklausykim. Zamочили. Ok, toliau. Šiaurės Norvegijos geležinkelį nori tiesti, jisai kainuos daugiau negu 200 milijardų norvegiškų kronų. Nu ir sako, gal nereikėtų tiesti to geležinkelio, nes labai brangus. Nu, žodžiu, vieni sako, kad reikėtų tiesti geležinkelį į šiaurę, kiti sako, kad nereikėtų. Tai tie, kur sako, kad reikėtų, sako labai gerai, reikia investuoti į savo šalį, nes tai yra geras dalykas. Nu, iš tikrųjų reikėtų, aš manau, investuoti, nes jeigu dabar 200 milijardų kronų, tai po metų bus jau 400, tai kuo anksčiau, to geriau. Policija perspėja dėl šitų tablečių. Tos tabletės vadinasi XANAX, Hanach arba Xanax. Kaip paskaitysi, taip gerai bus. Ant tų tablečių nieko nėra pažymėta, jokio nėra nei paveiksliuko, nieko, tos tabletės baltos, žmonės jas suvalgo, kai kurie numiršta, kai kurie apsinuodė. Nu, toks kažkoks narkotikas, reiškia, yra, plinta dabar, tai reikia su tuo atsargiai. 100 žmonių netenka darbo įmonėje, kuri 99 metus, reiškia, gamino langus. Tai čia irgi dar Ukrainai galima nusiųstų langų, kol yra. Sasas nutraukia kontraktą su Videroja ir Videroja praranda 200 milijonų kronų. Viso Videroja pajamos yra 1,3 milijardo, tai 200 milijonų kronų praradimas yra labai daug. Nu ir sako, kad praras žmonės kai kurie darbus, nieko tokio. Danijoje dabar nori priimti tokį įstatymą, kad vietoj 12 savaičių, kai galima nutraukti nėštumą, dabar nori padaryti 18 savaičių. Transporto įmonė valdiška, tai yra Vy ir Ruteris, didina baudas nuo 1150 kronų iki 1470 kronų, toks vat faktas. Tie žmonės, kurie važinėja automobiliai, žino, kad reikia mokėti už kelius, tie vadinami bumpengeriai. Tai vad, kas turi, o šiaip visi beveik turi tuos tokius aparačiukus mašinoj, kuriuos nuskanuoja, kad žinot, kiek jums už kelią mokėti. Tai dabar nuo 1 lapkričio dienos noriu padaryti taip, kad už tą aparačiuką reikėtų kas mėnesį mokėti 5 kronas. Nes sako, viskas čia pabrango, čia naujos technologijos, čia mums sudėtingi, labai daug viskas kainuoja, bla bla bla. Sako, 5 kronos į mėnesį toks mokestis bus. Niekada nebuvo to mokesčio jokio, buvo 200 kronų sumokė užstatą ir važinėjai. Tai sako, tie, kas sumokėjo, o sumokėjo visi tą užstatą, tai galės, reiškia, 40 mėnesių važinėti nemokamai, o po to mokės po 5 kronas. Nu, kam dabar lengva. Policija patvirtino, kad politikas seksualiai priekabiavo prie 2 nepilnamečių, tai toks vietinis skvernelis norvegiškas. Vyriausybė labai rūpinasi žmonėmis, viskas dėl mūsų saugumo daroma, tai sako, reikėtų dabar, kai tiesime naujus kelius, kad jie būtų, reiškia, siauresni ir kad greitis būtų mažesnis. Ir sako, reikia grįžti į praeitį kelių statyboje, nu, kad būtų visiems blogai, tai galima ant asilų persėsti, tai bus ir ekologiška, ir gerai visiems. Nu, va. Skotmanas uždaro savo parduotuvę po beveik 50 metų Karlo Johano gatvėje, kažkur kitur sakė atidarys, nu, bet Karlo Johano gatvė pagrindinė Norvegijos gatvė, tai kaip sakyti irgi ženklas. Pardavė šitą namą brangiausią Norvegijoje, ilgai jį pardavinėjo, tuoj pasakysiu, 2011 metais jisai kainavo 170 milijonų Norvegijos kronų. Po to jis jau kainavo čia prieš porą mėnesių 100 milijonų kronų, po to 80 milijonų kronų ir jį pardavė neaišku už kiek, aš spėjau už kokią 60 arba 50 milijonų kronų. Labai labai geras, didelis toks pastatas, tai vat jį pardavė, bet labai pigiai. Rudos sūris toks yra norvegiškas, jo pardavimai mažėja kasmet ir planuoja tą sūrio gamyklą perkelti. Aš taip ir nesupratau, kur ją perkels, bet kai ją perkels, 18 žmonių neteks darbo ir, nu, vat, tokia naujiena, reiškia. Šitie 2 žmonės Norvegai Švedijoje laimėjo loterijoje 23 milijonus kronų, bet tai yra tokia sąlyga, kad jie gaus pinigus ne iš karto, o 100 000 Švedijos kronų per mėnesį, reiškia 20 metų. Tai va, toks jų gyvenimas nusimato. Apie bulves. Nu, čia sako, kaip daryti, kad bulves laikyti saugiai ten
Vienu žodžiu, jeigu anksčiau norvegai kalbėjo, kaip čia kokius Lamborghini ratus nusipirkti, arba ten kokią vilą, reiškia, Ispanijoje ar kur, tai dabar sako, pakalbėkime apie bulves. Nu, va toks vienas straipsnis. Antras straipsnis apie Danielių 27 metų, kuris gyvena iš to, ką pats susiranda. Ir sako, vis daugiau žmonių bando pragyventi Norvegijai iš to, ką randa gamtoje. Nu, suprask, rado va šitą ežį, suvalgė. Po to ten išėjo į mišką, vėl kažkokį beržą išpjovė skylę, pribėgo sulos, suvalgė, ten uogų rado, suvalgė. Vienu žodžiu, nu, žmonės ruošia tokiems, va, radai krabą, nem, suvalgė, neradai krabo, eini ieškoti kito krabo. Tai va, tai sako, kad čia toks straipsnis ilgas, moko žmonės, kaip išgyventi, jeigu ateitų diena X, arba kai ateis diena X. Tai va, Danielis jau kuris laikas gyvena iš to, ką suranda. Suvalgo, suranda ir labai visiems gerai. Ikėjos toksai darbuotojas gudrus vienas išsirašė dovanų čekių už 130 000 Norvegijos kronų ir gavo 25 dienas pasėdėti už tai kalėjime. Nu, vienu žodžiu, visokiais vardais neaiškiais rašė visokius čekius dovanų ir po to jį pričiupo. Tai va toksai va vietinis irgi verslininkas. Brangs malkos dėl to, kad gaisrų buvo. Toks trumpas, aiškus, malkos, šiaip viskas brangs. Naujas iPhone'as 15 labai geras, labai puikus, tik tai jisai vat, su rankom gali suknežinti jo, taip sakykime, nugarėlę, ne ekraną, o kitą pusę telefono. Tai vat kažkoks yra naujas toks iPhone'o dalykas, nežinau kaip čia ir kas čia, bet jisai labai labai greitai susilaužo. 4 iš 10, kaip čia pavadint, kaip jie lietuviškai, jie ne kareiviai, o vadinasi ginkluotųjų pajėgų darbuotojai. 4 iš 10 planuoja išeiti iš kariuomenės dėl to, kad pasikeitė pensijų tvarka kažkokia, jinai jiems netinka ir sako, mes norim išeiti. Nu ir bus įdomiai, kas gins Norvegiją, turbūt, kad nežinau, kažkas. Mažiau širdies priepuolių ir insultų. Tam yra priežastis, reiškia. Tai vad sakoma, kad priežastis yra ta, kad mažiau žmonės rūko ir, reiškia, nuo 17-22 metų naujų ūminio miokardito infarkto atvejų sumažėjo 31% moterims ir 22% vyrams. Tai sako, žmonės, reiškia, mažiau rūko, mažiau cholesterolio turi ir mažiau to dalyko, kuris yra nuo badalų. Tai nežinau, ar čia tikėtum ar netikėt, nu, patikėsim tiek to. Yra tokia įmonė Tryg ir jinai atleidžia 270 darbuotojų, daugiausiai atleidžia Danijos karalystėje, bet ir kažkiek Norvegijoje atleis. Tai vad, kaip sakyti, visi toliau taupo. Šita įmonė, alaus Hansa, jo, gavo iš valstybės 200 milijonų pinigų paramą elektrai ir tuos pinigus skyrė, reiškia, savininkams, išmokėjo kažkaip tai. Nu ir sako, kad čia kažkaip nelabai gerai tas visas dalykas atrodo. Drameno baseine rasti tarakonai, uždarytas tas baseinas mažiausiai 2 savaitėm, viskas labai gerai. Vis daugiau žmonių prašo, susiduria su problemom mokėti už būsto paskolas ir, kaip sakyti, ieško išeičių, tai tarėsi su teisininkais, ką daryti, kaip parduoti, kad kuo mažiau nukentėti. Norvegas pagautas su 46 kg khato. 50 metų vyras skrido, reiškia, iš Afrikos pietų į Ciurichą ir jo rankiniam bagaže buvo 46 kg khato, o khatas tai yra toksai dalykas kaip amfetaminas, tik tai jis yra iš gamtos kažkaip išgaunamas ir truputėlį silpnesnis. Nu, bet aš taip suprantu, atsisės ilgam irgi. Šita įmonė irgi atleidžia 50 darbuotojų, jinai yra statybos tokia įmonė, stato kalnuose namelius. 50 darbuotojų atleidžia iki naujų metų, nes irgi viskas labai blogai, kai bus po naujų metų žiūrėsim, palinkėkime jiems sėkmės. Buvo medžioklė Tromse, medžiojo briedžius, nušovė žirgą. Susimaišė. Briedis, žirgas. Panašu, nušovė ne tą. O 16 metais Tromse nušovė briedį, bet briedį nušovė zoologijos sode. Ten zoologijos sodo buvo teritorija, buvo briedis, atėjo medžiotojas, nušovė ir briedis numiro. Kaip šitą įmonę lietuviškai... Norvegijos duomenų apsaugos institucija nori sustabdyti meta praktiką visoje Europos Sąjungoje. Reiškia, Facebookas, Instagramas renka ten kažkaip duomenys, bla bla bla, viskas negerai. Norvegijoje tą dalyką stabdo norvegai, ten berods 1 milijoną kronų per dieną baudų skiria šitai metai ir nori, kad tai būtų visoje Europos Sąjungoje uždrausta.
Nauji, čia išsiverčiam viską, kad būtų aišku, reiškia nauji tyrimai rasti su naujais duomenimis apie kraujavimo sutrikimus po koronos vakcinos. Tyrimas rodo, kad visiškai nauja moterų grupė po vakcinos nuo koronos patiria netikėtą kraujavimą. Naujas Norvegijos visuomenės sveikatos instituto tyrimas praneša, kad apie didelį netikėto kraujavimo iš makšties dažnį po vakcinacijos nuo koronos moterims, kurios dėl menopauzės ar hormonų vartojimo nepatiria menstruacijų. Tyrimas parodė, kad padidėjusią kraujavimo riziką tiek po Pfizer, tiek po Moderna vakcinų. Tyrimas parodė, kad kraujavimo rizika padidėjo 2-4 kartus per pirmąjį mėnesį po vakcinacijos. Kas tiko mokslu, visus su to sveikinu, kas netiki, gal dar patikės. O čia nauji sezono, reiškia, virusų toksai gidas. Didysis sezono virusų gidas, reiškia, norvegams. Kas laukia mūsų šį rudenį? Pabaiga pasaulio. Tai pirmiausiai laukia RS virusas. Tada rino virusas, tada korona, covidas laukia, tada vėjaraupiai laukia, tada laukia norovirusas, tada kažkoks šešikimo virusas panašu, kad sezoninis gripas, kas čia dar gali laukti, likite namuose, vienu žodžiu, viskas bus blogai, visi numirsim, tai kad nenumirtume, reikia susibadyti. Yra kažkaip tai kaupėsi jaunuose žmonėse toksinės medžiagos dėl aplinkos. Aš taip ir nesupratau. Kažkoks tai bisfenolis, poliflorakilas kažkoks, tai vienu žodžiu, susirūpino norvegai, kad jaunuose vaikuose Norvegijos renkasi tie teršalai, kurie panašu, kad atsiranda iš sintetikos, iš plasmasių, kažkaip, labai sudėtingai, bet vienu žodžiu, čia irgi, kas nemirs nuo tų, tai dar šitie padės dasibaigti. Oslo valdžia, savivaldybė, gavo, tai pasakykim, labai daug kritikos, nes buvo pateikti planai dviračių takams Osle ir nežinau, kas ten tiksliai buvo pateikta, nes reikia mokėti pinigus, kurių aš neturiu mokėti ir nenoriu labai net, jeigu ir turėčiau. Bet esmė, kad norvegai toliau Osle daro nesąmonę su keliais, reiškia kelius siaurina, daro dviračių takus ir dabar jie labai susilaukia didelės kritikos dėl savo naujų planų. Tai žiūrėsim, kaip bus su tais visais dalykais. Harstado komuna, savivaldybė išprotėjo ir tų žmonių garbiai, kurie, reiškia, vyras vyrui kiša lytinį organą į išangę ir po to išsiteplioja savo lytinį organą ekstrementais ir labai džiaugiasi tuom, arba moteriai kiša kažką ten, kur reikėtų vyrui kažką kišti. Tai va tiem žmonėms, tų žmonių garbiai, reiškia, buvo perėję padaryta tokia vandalizmo, reiškia, principų ištepliota visokiom spalvom ir sako, kad čia jau tapo ne perėja, o kažkokia tai bilibirda ir sako, kad taip yra pažeidžiamas įstatymas ir kad reikėtų tai nustoti daryti. Tai va, tai sako, tokia perėja, tokia dar perėja būna, vienu žodžiu, jau kalba norvegai, kad tai yra įstatymo pažeidimas ir kad su tuo reikia kažką daryti ir užtenka tepliot perėjas visokiom gražiom spalvom. Truputėlį pradėjo dūminti norvegiškas povandeninis laivas prie Stavangerio, tai lygtais nieks nenukentėjo, viskas išgelbėta, bet, kaip sakyt, dūmina. Žemiausias silkių pagavimas per paskutinius 36 metus, tai silkių panašu, kad dabar pagaunama yra 5% mažiau negu prieš tai žiūrėsim. Šitos dvi, ne tik dvi, ten dar daugiau merginų sportininkų, reiškia, šaudo, ką jos čia daro, atsisakė dalyvauti VM pasaulio čempionate, dėl to, kad ruseliai, pasaulio šaudimo čempionatą, dėl to, kad ruseliai ten dalyvauja. Tai sako, jeigu ruseliai dalyvauja, tai mes tada nedalyvausim. Teisingai. Norvegai uždaro, kaip ir daug kas jau, ruseliams įvažiavimą į Norvegiją su rusiškais automobiliais, tiksliau Rusijos registraciją turinčius automobilius. Tai va, sako, vyksta karas toliau Ukrainoje, tai mes ruselių į Norvegiją su rusiškais numeriais neįleisim. Kažkoks žmogus bandė pabėgti iš Norvegijos į Rusiją, kaip keistai tai beskambėtų. Ir 20-metis žmogus jį pagavo norvegai, bet nesako kol kas, kokios jis yra tautybės, tik sako, kad šitoje vietoje kažkur reiškia, sako, mes pagavom žmogų, kuris norėjo nelegaliai kirsti sieną. Tai viskas ok. Smarkiai didėja toliau prekybos įmonių bankrotų ir tai susiję su palūkanų normų, reiškia, padidėjimu. Tai smarkiai jų didėja. Tai toks nieko gero nežantis dalykas, bet, kaip sakyt, milijardus Ukrainai galim skirti, nes Ukraina yra svarbiausia. Tas žmogus, kuris nužudė šitą erelį,
nes erelis užpuolė vištas, jo gavo 15 000 kronų baudą, čia iš praeitos laidos. Ir pabaigai Fino skelbimas. Buvo parduodamas toksai kostiumas iš Černobylio, reiškia, reikalų visų, tai buvo parduodamas toks kostiumas, originalus, su visais, kaip sakyt, pribumbasais, ir jis buvo parduotas už 1500 Norvegijos kronų, ukrainskas, Černobylis, bla bla bla. Tai toks buvo dalykas. Pabaigai, kaip visada rodom 10 automobilių vardinių numerių, jūs man juos siunčiate per Telegram programą, ten aš esu pasivadinęs po niku Rusai puola, taip pat siūlau užsiprenumeruoti Telegram kanalą, kuris vadinasi Katino žinios iš Norvegijos, ten aš dedu laidas anksčiau, negu jos išeina YouTube ir šiaip dedu visokius filmukus, kurių geriau nedėti YouTube. Tai šiam kartui buvo tiek žinių, dėkui, kad klausėtės, su Dievu ir iki.